Ar rusai puls Lietuvą? Čia tokia yra pastarųjų dienų labai aktyvi tema internete, ir nes iš Rusijos pusės daug propagandos sklinda mūsų linkme. Bet šiandien ypatingai mane užkabino Europos lyderio toks pareiškimas ir Kajas Kalas pareiškimas, kad Rusija šiuo metu yra ypatingai pavojinga Baltijos šalims, nes kadangi planuoja vykdyti mobilizaciją, tai jiems reikia ją kažkaip pateisinti ir jie negali pateisinti mobilizacijos Ukrainos poreikiams, nes tai žmonių akise atrodytų kaip, kad Rusija pralaimi. Tai vat gali būti, kad ta mobilizacija bus vykdoma būtent Baltijos šalių puolimui ir taip išplėsti karą ir taip toliau. Tai vat, kad ir kaip man patinka Kaja Kalas, aš su šituo labai nesutinku ir man čia toks yra, trūksta tokio labai logiškumo šitom visam dalyke. Tai vat, jeigu įsivaizduotumėm, ar rusai gali sau leisti pulti Baltijos šalis, tai vis pirma reikia paklausti, ar rusai tikrai gali sau leisti įsivelti į karą su NATO šiai dienai, ko jie negali. Tada kitas dalykas, ar Rusijai tikrai reikia pasiteisinimo mobilizacijai, ypatingai dabar, kai Ukraina yra suaktyvinusi savo atakas rusų naftos bazėms ir netgi Maskvą atakavo ir taip toliau, tam prasme, jiems yra N pretekstų tiesiog mobilizuotis tam, kad pagaliau pribaigti tą Ukrainos nacių režimą ir baigti tą karą. Tų pretekstų tikrai Rusijai pakanka mobilizuotis vien tam, kad pult Ukrainą toliau. Ir yra toks kitas labai svarbus momentas, man asmeniškai, tai ar Rusija gali sau leisti vykdyti karą prieš Baltijos šalis su tom naujom mobilizuotom pajėgom, bet palikti Ukrainai tas pajėgas, kurios dabar ten jie turi, nes Ukrainos visas frontas braška iš Rusijos pusės, ta prasme. Rusam ten tikrai pastaruoju metu nesiseka. Ir ar jie galėtų leisti savo vykdyti naują karą, bet rizikuoti prarasti anas teritorijas, tai irgi tikrai ne, nes Ukraina Rusijai yra daug kartų strategiškai svarbesnė ir netgi tos teritorijos, kurios dabar jie laiko, yra jiems strategiškai svarbesnės negu tebūnie ir visas Baltijos šalis kartu sudėjus. Tai vat man tiek užtenka paaiškinimo, kad tai yra visiškai tiesiog nelogiška ir neįmanoma iš Rusijos, ir todėl tie tokie pastovūs būgštavimai, kad vat rusai tuo jau atvažiuos su tankais, tai yra tiesiog nerealu šiai dienai. Kada jie gali būti pavojingiausi? Jie gali būti labai pavojingi iš karto po karo Ukrainoje, bet mes tikrai negalim prognozuoti, kada jis baigsis, ir mes, kad ir kiek straipsnių pasirodo, kad Putinui toj bus šakės, jį toj nuvers ir taip toliau, netgi jeigu jį nuverstų, tai nereiškia, kad režimas kristų. Ir imkite Irano pavyzdį, kai visas režimo galvas pasikeitė, bet režimas išlikęs ir jis toliau vykdo savo misiją. Tai va toks paaiškinimas būtų, kad tie būgštavimai yra kartais truputį perdėti. Ar reikia būti atsargiem? Tikrai labai reikia būti atsargiem. Ar reikia ruoštis? Tikrai reikia ruoštis, nes tas atgrasimas veikia. O jeigu truputį tokius pereitume į biškį gilesnį lygį, tokį strateginį žaidimą, pagalvoti, kaip iš viso tai galėtų atrodyti realybėj ir kokių pajėgų Rusijai reikėtų vien pult Baltijos šalis, tai įsivaizduokit, kad geriausiu atveju, tarkim, kaip aš tikiu, vis dar NATO egzistuoja, taip? Kad ir kas ten rėkautų, kad ir kas ten ką sakytų, kad NATO žuvė ir jokio 5 straipsnio nebėra, nieks to nepatikrina. Todėl mes tiesiog negalim imti ir sakyti, nieks čia mūsų negins. Ne, NATO egzistuoja. Tai vis pirma, tai
Rusija negali kariauti su NATO. Tai yra jiems visiškai neįmanoma. Jeigu mes kalbam apie pilną karą, dėl kurio yra būkščiojama ir žmonės kartais klausinėja, tai puls Rusija ar nepuls. Tai vat rusai negali kariauti su NATO. Galim paaštrinti žaidimą ir tebūnie NATO neegzistuoja ir egzistuoja vis dar Europa. Europai strategiškai yra tikrai svarbios Baltijos šalis ir nieks nenori kariauti karo savo šalise, tai jie būtų tikrai suinteresuoti ginti Baltijos šalis. Netgi jeigu jūs kažkuris sakytumėt, kad, tarkim, kai iš kurios šalis, švelniai tariant, peršiks ir neateis į mūsų gynybą, tai bent jau ateis kaimynai. Tai tikrai Lenkai būtų suinteresuoti mums padėti, vien tam, kad nekariauti to karo savo teritorijoje ateityje. Vokietijos brigada čia yra ir jie tikrai, vokiečiai padėtų mums, Suomiai tikrai būtų suinteresuoti, tikriausiai visos šiaurės šalis būtų suinteresuotas ginti Baltijos šalis. Tai taip va yra ir tada galime dar paaštrinti žaidimą, tebūnie nieks neateina mūsų ginti. Tebūnie nieks neateina mūsų ginti, geriausiu atveju remia ginklais. Tas pats modelis kaip Ukrainoje. Tai neįsivaizduokit, kad va tie rusai gali čia tiesiog atvažiuoti ir mus va taip nunešti. Tarsi, kariuomenė vis tiek ruošiasi. Kariuomenė nebėra ta kariuomenė, kuri būdavo kažkada seniau ir netgi nėra ta kariuomenė, kuri būdavo prieš karą Ukrainoje. Yra daug žaidimų žaidžiama, daug scenarijų galvojama, tas pasiruošimas vis tiek yra ir kad ir kiek tų straipsnių visi rašyto, ar kažkokių analizių, kaip mes čia nepasiruošę, kaip mes čia to negalim. Reikia kažkiek, ta prasme ne kažkiek, bet jūs pasitikėkit kariuomenę. Ir vis pirma, bendros, tarkim, Baltijos šalių pajėgos yra apie iki 50 000 karių, jau ta profesionali kariuomenė. Ir dar apėmus visus rezervistus, savanorius, visokius šaulius ir per visas šalis. Tebūnie galima būtų surinkti teoriškai iki 300 000 žmonių, bet aišku, jie būtų įvairios parengties lygio ir jų apginkluoti visų neįmanoma, tai nuleidžiam kartelę iki 100 000, tarkim, tiek žmonių per visas 3 šalis įmanoma surinkti gynybai. Taip, tebūnie va toks žaidimą žaidžiam. Įsivaizduokit, kiek karių reikia Rusijai pasiųsti prieš tokią gynybą. Ir ta prasme, Lietuvos vis tiek irgi teritorija ir Latvijos ir Estijos yra labai miškinga, daug pelkių yra. Čia pas mus taip įvažiuoti nėra taip jau visai paprasta, ta prasme. Tai vien mes blogiausiu atveju tikrai galėtumėm gintis ir gintis ilgai. Ir tai Rusijai kainuotų daug ir tada vėl aš prieinu prie svarbiausio punkto, ką aš noriu pasakyti, kodėl jiem neapsimoka. Jie negali sau leisti čia įstrigti su didžiuliam pajėgom ir rizikuoti prarasti tas teritorijas, ką jie ten Ukrainai paėmė. Čia jam būtų didžiausias strateginis pralaimėjimas ir jokie laimėjimai Baltijos šalyse jiems nekompensuotų to, ką jie ten rizikuoja prarasti. Tai va čia toks va yra toks svarbiausias punktas, kodėl jie tikrai negalėtų dabar pulti, sugalvoti Baltijos šalių. Ar jie gali mobilizuotis tokiam puolimui, apie tai darysiu atskirą temą. Ir dar norėčiau grįžti prie apskritai iš viso NATO to 5 punkto, kas daugelis ne taip įsivaizduoja viską. Tai visi NATO šiuo metu Baltijos šalyse yra apie 7 000 rotacinių įvairių NATO šalių karių. Bendrai paėmus Lietuva, Latvija, Estija. Tie kariai pagal NATO standartus, kurie yra karštojų zonai, tarkim pas mus prasideda karas, jie aktyvuojasi iš karto ir jiems nereikia laukti jokio paliepimo iš savo šalies veikti. Yra įstatymai ir nuorodos, ką daryti, kaip daryti, jie iš karto yra karo zonoje, jie iš karto dalyvauja kare. Likusi vadovybė ir Europos vadovai tiek tada tarėsi jau
dėl NATO 5 straipsnio aktyvavimo, kai tie kariai, kurie yra karštoj zonai, jau veikia. Tai reiškia, jiems ten, tarkim, ir kas daugelis klaidinančiai galvoja, kad vokiečių brigada turės laukti iš Vokietijos kažkokio paliepimo veikti ir jie tiesiog sėdės tam savo vietoj kažkokioj bazėje Lietuvoje ir nieko neveiks, kai čia aplink visi šaudysis. Taip nėra, jie veikia iš karto. O jau NATO po to jau tarėsi, kaip greit aktyvuoti 5 straipsnį, kokias pajėgas siūsti, kaip greitai ir taip toliau ir taip toliau. Tai va tam kartui tiek. O sekančios svarbios temos su to susijusios bus ar Baltarusija puls Ukrainą, ar Rusija gali daryti didelę mobilizaciją. Ir jeigu jums tai įdomu, tai paspauskit like, kas man tikrai labai padės šito kanalo augimui. O dar geriau paspauskit prisijungti ir bus daug labai įdomių temų. Iki.